Čia pristatomi 6 portretai iš ciklo Mano miesto portretai, kurį pradėjau prieš 15 metų. Tai žymus garsus Šiaulių žmonės, kurie apsilankė mano studijai ir aš juos kviečiau ne dėl to, kad jie garsus ar žymus, aš kviečiau dėl to, kad su jais buvo įdomu pabendrauti, kad sakykime, toje erdvėje, kur aš pasikviečiau, jie buvo mano svečiai ir mes kalbėjom apie dalykus, kurie visai nesusiję nei su menu, nei su fotografija, ir kartais būdavo, kad arbatos gerimas arba pokalbis prieš fotosesiją trukdavo porą valandų, pati fotosesija 15 minučių. Tai tie dalykai, tas laiko, sakykim, tas santykis darbo ir pokalbio yra lygiaverčiai. Čia pristatomi darbai iš įvairių laikmečių, sakykime, ir pas pirmasis portretas profesoriaus Aloyzo Toleikio ir vėlyviausias menininko Petro Rakštiko. Tiesiog taip sutapo, kad čia 6 vyrai kažkodėl tai, nes buvo mano cikle ir moterų, daug puikių, gražių, nuostabių, talentingų moterų. Tiesiog rimti vyrai, sėdintis, stovintis ir būtent tokie, kai nustoja norėti būti gražiais ar kažkokiais solidžiais, tom, ko mes būnam išėję pro savo namų duris. Tiesiog šiauliečių portretai.